Labas rytas ir sveiki atvykę į Danfoss internetinį seminarą. Visų pirma, ačiū, kad šiandien taip gausiai susirinkot. Aš esu Asta Urbanaitė, Danfoss Climate Solutions rinkodaros vadovė Baltijos šalyse. Ir esu atsakinga šiandien už tai, kad šio praktinis įgyvendinimas šio seminaro praeitų sklandžiai. Dar kartą laba diena, labas rytas, šį smagų penktadienį. Mano vardas Andrius, šiandien kalbam apie išmanius šildymo sprendimus ir konkrečiai apie išmanės radiatorių termostatinės galvutes ELI. Pažiūrėkime, kiek jos patobulėjo ir kiek Danfoss turi naujo parodyti jums šiandien. Taigi išmanus šildymo sprendimai viešbučiams, biurams, komerciniams pastatams, individualiems namams ir daugiabučiams. Pasauliniai megatrendai, pasaulinės kryptys, šiek tiek žinučių ir šiek tiek informacijos, kas vyksta šiandien dienai pasaulyje. Tai vyksta milžiniška skaitmenizacija, kur 90% informacijos, duomenų buvo sukurta per paskutinius 2 metus. Kaip galima įsivaizduoti per paskutinius 2 metus, kiek buvo sukurta informacijos? 90%. 1 milijonas naujų įrenginių, ar tai ELI termostatinė galvutė, ar tai mobilus telefonas, prijungiama prie pasaulinio interneto tinklo per 1 valandą. Per 1 valandą milijonas įrenginių. Tai Danfossas, sakykime, ką šitoje vietoje daro, tai darome duomenų centrams šaldymą. Skaitmenizacijai reikalingas aušinimas, dideli duomenų centrai. Lietuvoje jų nelabai stato, labiau stato ten, kur yra šaltesnis klimatas, bet vis tiek ten yra reikalingas šaldymas ir Danfoss gamina labai daug komponentų. Nesuklysiu pasakydamas, kad Danfossas yra numeris 1 pasaulyje gamintojas šaldymo komponentų. Toliau elektrifikacija. Iki 40 metų yra tokia prognozija, kad 50% automobilių pasaulyje, ne tik automobilių, bet ir traktorių, laivų bus varoma elektros energija. Čia Danfoss gamina inverterius elektrai ir komponentus žemės ūkio technikai, įvairūs hidrauliniai elementai. Miestų plėtra. Iki 50 metų 70% pasaulio gyventojų gyvens miestuose. Tai miestai plėsis, didės, o maži miesteliai arba kaimo teritorijos jos trauksis. Visi žmonės kažkaip gaunasi, kad nori gyventi miestuose, todėl jiems reikės naujų būstų. Čia Danfoss siūlo šildymo ir vėsinimo valdymo sistemas. Kaip sakau, viskas šildymo sistemoje, kas yra ne radiatorius ir ne magistralinis vamzdis, gali būti Danfoss. Šilumokaičiai, vožtuvai, pavaros, grindinio šildymo vamzdžiai ir taip toliau. Ką dar turime? Maisto tiekimas. Žmonių iki 30 metų, tai visai greitai, po 7 metų pasaulyje jau gyvens 9 milijardai gyventojų ir maisto reikės apie 60% daugiau negu kad reikia šiandien dienai. Maisto tiekimui Danfossas gamina, tarkim, nuo elektros kabelių, kurie šildo vynuogynus Prancūzijoje, iki tų pačių šaldymo agregatų, kurie tiesiog dideli šaldytuvai, kurie laiko maistą, kad jisai nesugestų. Klimato kaita. Nuo 90 metų šiltnamio efektą sukeliančių dujų padaugėjo dvigubai, 50%. Šitoje vietoje Danfoss investuoja ir kuris laikas jau gamina CO2 sistemas, kurios nesukelia šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Kaip pavyzdys, tarkim, agentų gali būti freonas, kurio kvotos vis mažėja kiekvienais metais ir, sakykime, sintetiniai šaldymo agentai, jie palaipsniui išnyks ir liks tik tais gamtiniai, natūralūs šalčio agentai, kurie aušins tas pačius šaldytuvus. Gerai, tai pažiūrėkime šiandien, ką Danfoss siūlo iš išmanių sistemų pastatų valdymui, tai viešbučiams, biurams, komerciniams pastatams,
namams ar tai daugiabučiams, reiškia ten, kur turim šildymo sistemas. Kodėl ELI? Ir kas yra ELI? Prieš ELI Danfoss buvo pagaminęs Connect termostatinius galvutes, termostatinius elementus, kurie neturi tiesioginio veikimo silfono, taip vadinkim, ne? O veikia elektros pagalba, baterijų pagalba ir elektros variklio pagalba darinėja vožtuvą, kuris yra sumontuotas ant radiatoriaus. Tai sprendimas reikalingas, nes dėl visos klimato kaitos ir pasaulinių krypčių atsiranda direktyvos, kaip EPBD direktyva, kuri sako, kad dauguma pastatų iki 50 metų turės būti su nuliniu energijos suvartojimu. Įsivaizduokit, jeigu šiandien kūrenat kažką, dujas, malkas ar anglį, ar tą patį, nežinau, šilumos siurblį ir kažkiek tai mokate už elektros energiją ar už kurą, tai ateityje pastatai bus tokie, kurie patys save išlaikys ir jums nereikės mokėti už šildymą. EU klimato agenda sako, iki 55% šiltnamio efektą sukeliančių dujų turi būti sumažinta 30 metais. Taip pat asmeninis energijos taupimas, sakykime, namuose, tai pats šeimininkas pats ten galbūt pareguliuoja, nes pats moki už energiją, tai rūpi, o pastatuose, kur yra daug šeimininkų, daug darbuotojų, tai viešbučiai ar tai komercinės patalpos, darbuotojai nėra linkę reguliuoti šildymą į mažesnę pusę, nes jie nemoka, moka direktorius ar moka savivaldybė ar kažkas tai kitas, jam dėl to nelabai rūpi ir labiau linkęs atsukti termostatinius elementus, kaip prišildo per daug, tai galbūt tada įsijungia ar tai kondicionierių, ar tai langą atsidaro, ar tai penktadienį kaip tik atsuka, kad per savaitgalį neatšaltų ir kad pirmadienį būtų šilta. Tai visi šitie dalykai susiveda prie to, kad mums reikalingas išmanus namo valdymas, pastato valdymo sistema, kur galėtų centrinis kompiuteris, žmogus naudojantis centrinį kompiuterį, įvesti apribojimus, įvesti valdymus ir būtų atsakingas už šilumos ūkį. Taip, ELI tinka nuosaviems namams, būtams vasarnamiams, biurams, kaip matote, galėtų būti ar tai vasarnamis, ar tai viešbutis, ar tai biuras, ar tai nuosavas namas. Nėra skirtumo iš tikrųjų, nes sistemą gali plėsti ir tą valdymą praktiškai neribotai, praktiškai bet kokio dydžio pastatui. Dar vėliau parodysiu, kiek galima prijungti įrenginių, tarkim, radiatorių. Kas yra ELI? ELI pirmas įrenginys ELI šeimoje, tai buvo štai šitas ELI termostatinis elementas, termostatinė galvutė, kaip kas pripratę ją vadinti, valdoma ar tai per Bluetooth, reiškia iš telefono, būnant tik namuose, arba prijungiant prie ELI gateway maršrutizatoriaus, jisai prijungiamas belaidžiu Wi-Fi ryšiu ir išeina į internetą. Tai čia buvo pradžia, šiandien dienai turime ELI sensorius, jutiklius, kuris matuoja temperatūrą ir kuris jaučia drėgmę ir gali perduoti, dalintis informaciją su kitomis ELI galvutėmis. Tarkim, turit situaciją, yra kažkokia galbūt sporto salė ar tai didžiulis konferencijų kambarys ir kuriame yra ne vienas radiatorius, tarkim, 5 radiatorių, 10 radiatorių. Tai juos sugrupavus, tam, kad būtų geriau jaučiama temperatūra, galima prijungti ELI jutiklį. Arba kiti atvejai, tarkim, kai mes turim radiatorių ir radiatorius yra užstatomas, ar tai baldais, ar tai užtraukiamas užuolaidomis. Tada radiatoriaus galvutė blogai jaučia temperatūrą ir mes tada naudojam tokį ELI jutiklį, jis taip pat be laidų ir dalinasi tikslesnė informacija apie kambario temperatūrą su ELI galvute. Jeigu ELI galvučių yra daugiau negu viena kambaryje ir tarkim nėra to jutiklio sensoriaus, tai jos tiesiog tada pasidalina informaciją bendrai apie kiekvieną, kiek
kiek kiekviena jaučia temperatūros ir balansuoja taip, kad visi radiatoriai šiltų, kad nesigautų šaltų kampų, tarkim vienas šildo ir užtenka temperatūros. Tai ne, taip nebus, jos pasiskirstys, jeigu yra sugrupuotos į vieną kambarį, pasiskirstys, kad šildytų tolygiai. Jos mato tiek radiatoriaus temperatūrą, tiek ir kambario temperatūrą, nes turi du jutiklius. Vienas jutiklis prie radiatoriaus, kitas yra labiau išneštas į patalpą. Taip, kiti įrenginiai šeimos, tai būtų Icon valdiklis, Icon visi termostatai, kuriuos galima prijungti taip pat prie ELI maršrutizatoriaus ir nuvaldyti telefonu. Bet šiandien mūsų tema yra labiau biurai, renovacija biurų, viešbučiai, namai ar vasarnamiai, kur yra įrengti radiatoriai ir radiatorių valdymui mums reikalingas išmanus nuotolinis reguliavimas. Taigi, Danfoss ELI valdo radiatorius ir Icon grindinį šildymą, tai tarkim nuosavas namas, turime antrame aukšte radiatorius, valdom su ELI galvutėmis, pirmas aukštas turim grindinį šildymą, galim valdyti su Icon termostatais, juos prijungę prie ELI maršrutizatoriaus, turėsime visus viename telefone, viename įrenginyje. Danfoss ELI galimybės. Tai greitai apžvelkime, ką ELI gali. Tai tarkim valdymas balsu, prijungus prie Amazon Alexa įrenginio arba prie Google Home, Google Assistant įrenginio, galima valdyti balsu. Kol kas gal nepatogumas valdymas anglų kalba, norint pakelti temperatūrą, reikia komandas užduoti anglų kalbą. Grafikas, sustatomas grafikas, kada daugiau arba mažiau temperatūros mes norime palaikyti. Tarkim, būna klausimų, sako, kodėl ELI, kodėl aš dabar turėčiau imti elektroninį radiatorių termostatą vietoj to, kad naudočiau standartinės, tarkim, dujomis ar skysčių užpildytas termostatinės galvutes, kurias mes jau gaminame nuo 1943 metų. 80 metų Danfossas gamina tiesioginio veikimo, reiškia nereikia elektros, tas radiatorių galvutės. Tai tos galvutės viskas tvarkoja, dujinės yra greitai reaguojančios, jos taip pat reguliuoja, valdo automatiškai, tačiau elektronika vis tiek yra pranašiau. Ir jeigu mes pakeistume seną, tarkim, dujinį termostatą, kad ir patį geriausią Danfosso į elektroninį, mes tiesiog sutaupytumėm 5 procentus šilumos vien dėl tikslesnės temperatūros kontrolės. Standartinis pats geriausias radiatorių termostatas gali palaikyti temperatūrą +-1 laipsnis, ELI gali palaikyti +-0,1 laipsnio temperatūrą. Tai 1 laipsnis jau yra 5-8 procentai sutaupytų sąnaudų. Jeigu dar įvesim grafiką, tai reiškia dieninį pažeminimą temperatūros, naktinį pažeminimą temperatūros, jeigu ofisas galbūt ir savaitgalį, jeigu išvažiuojant atostogų pas giminės kažkur į kitą miestą, kad ir trumpam sumažinsim temperatūrą, tai mums leis sutaupyti 30 procentų šilumos. Viešbučiai ir komercinės patalpos čia yra kita istorija, kadangi gyventojai, vartotojai nėra linkę, kaip sakiau, sumažinti temperatūros išeinant iš darbo, tai čia sutaupimai gali būti dar didesni, nes mes galim net keliais laipsniais sumažinti temperatūrą. Viskas, kažkiek tas mažinimas irgi turi ribas, kalbam apie mažinimą iki tiek, kad turint tą patį komforto lygį, kad nesijausti, kad, sakykime, čia pas mus yra per šalta, nes gali šildymą išjungti ir 100% šilumos sutaupyti, bet to nesiekėme, kalbam, kad išlaikom tą patį komforto lygį. App programėlė, taip, valdymas iš telefono, planšetinio kompiuterio, -30 procentų mažesnės sąnaudos, tai yra tikrai įrodyta ir objektais, faktais, ne vien skaičiavimais, būna ir daugiau, galvučių esam turėję prieš tai buvęs modelis Connectas ar Eco, yra tokių, reiškia, klientų, kurie yra bandę pas save būstuose ir po to dalinosi ataskaitomis ir sakė, jūs sako, čia deklaruoja 25-30 procentų, iš tikrųjų aš, sako, taupau 35
jeigu dar pasispaučiau, gal dar ir 40% galėčiau taupyti. Intuityvu, programėlė yra lengvai valdoma, nereikia praktiškai ten instrukcijos, viskas yra paveikslėliais, simboliais, ikonomis lengvai suprantama. Lengva montuoti, sunku tai papasakoti, tiesiog lengva montuoti, netriukšminga. Iš tikrųjų labai svarbu yra, nes yra variklis, ne, tas varikliukas integruotas į termostatinę galvutę, ne, ir jeigu tas radiatorius yra šalia miegamojo lovos, tai tas triukšmas, jo veikimas neturėtų būti erzinantis ir neturėtų girdėti. Tai triukšmas, sakyčiau, yra ženkliai sumažėjęs lyginant su Connectu prieš tai buvusiais išmaniais radiatorių termostatais. Tai ELI jau yra, kaip ir sakykime, gal antra karta gerokai patobulėjusi. Tiksli kontrolė, kaip sakiau, elektroninis termostatas, jisai mato iš tikrųjų istoriją, mato, kaip jam sekėsi temperatūrą palaikyti, tarkim, jisai susiskaičiuoja, žino, mato, kaip kokią valandą, kokią temperatūrą jam buvo užduota ir kiek jisai sugebėjo palaikyti. Ir tarkim, jeigu yra kambarys į pietų pusę ir pietų pusėje, kokį vasario, kovo mėnesį pas mus šviečia saulė ir atsiranda daug šilumos, tai jisai žinodamas, kad tame kambaryje tuo metu atsiras laisvos šilumos, jis nesistengs prišildyti iki nustatytos temperatūros, truputį palauks to, reiškia, energijos atėjimo. Tokiu būdu sutaupimas bus ženklus. Taip, jeigu, aišku, klausimas iškyla, galbūt jeigu saulė nepašvietė, vieną dieną pašvietė, kitą nepašvietė. Taip, gal truputį prašaus tada, truputį nedašildys, bet po to vis tiek su radiatorium greitai galima pasivyti tą norimą temperatūrą ir tas režimas atsistatys, kitai dienai vėl jisai mokinsis per naują ir iš naujo balansuos sistemą. Taigi, Zigbee protokolas ir API atviro kodo prisijungimas, tai reiškia galima prijungti ELI įrenginius, naudojant ne Danfoso programinę įrangą, reiškia per debesį gali prijungti prie trečių šalių programinės įrangos. Sistemos struktūra. Turim ELI termostatus, kurie Zigbee protokolų kalba su ELI gateway, ELI maršrutizatoriumi. Maršrutizatorius yra prijungtas laidu prie jūsų namų interneto maršrutizatorių. Tai viskas, ko reikia, tiesiog laidu prijungti ELI maršrutizatorių ir valdote savo namą vasarnamį iš bet kurios pasaulio vietos. Toliau išeinama į internetą, į debesį, į Danfoso serverį, ir jau iš serverio tada bendraujama yra per ELI app programėlę, ar tai ELI app programėlė telefone, ar tai ELI app programėlė planšetinėme kompiuteryje, nėra skirtumo. Taip pat valdoma ir per Google Assistant arba per Amazon Alexa. Jeigu ryšio trūksta, galbūt yra daug metalo, mano praktikoje nepasitaikė, kad reikėtų naudoti Zigbee, tos reiškia stiprintuvus, nes pakankamai gerai išdėliojus, reiškia, taip, kad jeigu ELI gateway turėtų būti jisai kažkur tai taip, kad namo galbūt centre, tada geriausiai pagauna visus radiatorius, bet kad ir ne centre, būna kažkur, kad ir kampe, Zigbee protokolas yra labai aukšto dažnio, o labai aukštas dažnis yra labai skvarbus per betoninės konstrukcijas, todėl tikrai gerai traukia. Čia turėjom pavyzdį, parodysiu vėliau video iš objekto. Tai, sakykime, įmonė, kuri montavo, po to, reiškia, dalinosi patirtim, tai tiesiog sakė, jie matė pirmame aukšte esančias radiatorių galvutes ELI, būdami trečiame aukšte. Bet taip nereikėtų daryti, kiekviename aukšte, aišku, reikia dėti geriau atskirą maršrutizatorių, nes kuo stipresnis, geresnis ryšys, tuo tada ilgiau tarnauja baterijos. ELI ir ECO. ELI yra, reiškia, valdoma iš bet kurios pasaulio vietos. Patalpoms,
kurias galbūt yra sunku prijungti prie ELI maršrutizatoriaus, galima naudoti eko versiją, jinai neturi štai čia ELI ženkliuko, atrodo vizualiai labai panašiai ir yra tiesiog užrakinama iš telefono. Ateini su telefonu, prisijungi per Bluetooth sąsają ir gali per programėlę jai užduoti kažkokį tai grafiką, užrakinti minimalią temperatūrą, maksimalią temperatūrą, užrakinti tiesiog kažkokią temperatūrą ir ją tokiu būdu užprogramavus palikti. Reikalui esant yra specialūs gaubtai, galima uždėti gaubtus, kurie neleis jos, sakykime, nuimti ar kažką dar kitaip reguliuoti. Taip, geras dalykas, prisiminiau, ELI taip pat galima prijungti prie maitinimo, nes vietoj baterijų visi stato toks blokas ir galima prijungti tiesiog elektros maitinimą. Tai čia, sakykime, jeigu yra galimybė atvesti maitinimą, tai galima tai padaryti, tiesiog, kad nereikėtų keisti baterijų kas 2 metai. Montavimas. Kiek gali būti prietaisų valdoma su ELI, tai yra tinklo sąsaja ELI maršrutizatorius, viename telefone gali būti 128, prie vieno ELI maršrutizatoriaus galima prijungti 32 radiatorius, 32 galvas, tai dauginam iš maršrutizatorių kiekį ir daugiau mažiau gausim radiatorių skaičių, tai milžiniškas kiekis, čia gaunasi apie 4000 radiatorių, tai didžiulis iš tikrųjų objektas. Bet yra kiti apribojimai, kambarių skaičius aplikacijoje 128, tai reiškia, negali būti 4000 kambarių, jeigu po vieną radiatorių kambaryje, tai negali būti tiek. Yra apribojimas 128, bet vis tiek 128, kad ir po vieną yra nemažas skaičius. Stiprintuvų skaičius 128, Zigbee moduliai, Icon Zigbee moduliai, tai reiškia, Icon valdiklių, tiek grindinio šildymo valdiklių galima prijungti į vieną sistemą. Ir įrenginių kambaryje gali būti 255. Tai maždaug taip. Toks skaičius sunkiai yra pasiekiamas, iš tikrųjų, 250 radiatorių viename kambaryje. Nuo maršrutizatoriaus iki radiatoriaus ELI galvutės mes nueiti galima apie 30 metrų atviroje erdvėje. Tai, aišku, sienos, pertvaros kažkiek tą ryšį susilpnina, bet iš principo galima taip orientuotis apie 20-30 metrų maksimaliai. Taip, žingsnis, kaip reiškia montuojame, tai parsisiunčiame ELI aplikaciją, ELI programėlę. Ją galima atsisiųsti tiek iš Apple Store, tiek iš Google Play. Susikūrėme naują arba esamą atkūrėme vartotoją. Atsidarę programėlę, tiesiog matom, kad pliusas yra, spaudžiam pliusą, add device, pridėti įrenginį, prijungiam maršrutizatorių prie tinklo, palaukiame, kol užsidegs 2 žalios lemputės ir tiesiog add device prijungiame. Tokia pačia seka prijungiame ir termostatinės galvutes ELI ir po to jas suporuojame į grupės, į kambarius arba įtraukiame į kambarius, susikūrėme kambarių pavadinimus ir įtraukiame į kambarius. Tikrai nesudėtingas procesas, po to atsiranda toks vaizdelis, jeigu grindinis šildymas, tai matom taip, jeigu radiatorinis šildymas, tai matom taip. Čia yra, matau, po vieną virtuvę. Čia kažkoks Danfoss ELI tiesiog ir Danfoss ELI. Bendras vaizdas visiems termostatams, visam, sakykime, namui užduotas vienas grafikas. Tai yra geriausia turėti vieną grafiką, nedaryti atskirų skirtingiems kambariams, nes kai prisidarai daug grafikų, tada atsiranda daug klausimų, kaip ką reguliuoti. ELI Pro. Kas yra ELI Pro? ELI Pro yra valdymas iš kompiuterio. Tai, sakykime, turint namą ar, sakykime, kitą būstą,
yra patogu valdyti iš telefono, nes telefonas visada su savimi, visada gali valdyti nuotolinį objektą, bet jeigu tas objektas yra viešbutis arba komercinės patalpos, ne, tai klausimas, ar tikrai patogu iš telefono, nes tas įrenginys yra galbūt per mažas ekranas, kad iš telefono daug įrenginių galėtum reguliuoti, todėl tam buvo sukurtas Eli Pro. Eli Pro yra pastato valdymo sistema iš principo, tiesiog jos nereikia instaliuoti, įdiegti į kompiuterį. Jinai yra virtualiai internete, tinkle ir tiesiog reikia atsidaryti Eli Pro puslapį ir ten su savo paskyra prisijungus matysim savo objektą. Daugiau gal bus aiškiau video, parodysim seminaro pabaigoje, kaip tai yra daroma. O šiaip rekomendacija būtų Eli App naudoti nuosaviems namams ar tai sodyboms, Eli Pro naudoti biurams, klinikoms, mokykloms, slaugos namams, daugiabučiams, biurams ir viešbučiams. Jeigu objektas būtų dar didesnis, toks kaip galbūt oro uostas, kalbam ne apie Vilniaus oro uostą, o kažkokį didesnį, didelis biurų pastatas, Lietuvoje, Vilniuje galbūt taip yra keletas jau tokių labai didelių biurų pastatų, ar tai labai didelis visuomeninis pastatas, tai tokiam pastatui, aišku, jau yra naudojama pastato valdymo sistema, kuri valdo jau ten viską, įėjimo kontrolę, šildymo, visus įrenginius, siurblius, galbūt žaliuzes ir, reiškia, apšvietimą, elektrą, vandentiekį ir taip toliau. Eli Pro, sakykime, yra kuo patogi, kiek aš susidūriau. Tai tarkim, jūs administruojate kažkokį biurą, kuriame jau yra pastato galbūt valdymo sistema ir dabar norimas, tarkim, standartinės radiatorių galvutes pakeisti į naują Eli Pro, kad būtų galima valdyti nuotoliniu būdu. Tai vėlgi, prisijungti naują įrenginį prie senos pastato valdymo sistemos nebus taip paprasta, nes greičiausiai reikės kažkokių naujų komunikatorių, atnaujinti galbūt tą pačią programinę įrangą. Todėl buvo sugalvota Danfoso, reiškia, atskiras kaip valdymo sistema, kaip BMS, Eli Pro. Tai iš principo jums nieko nereikia, tiesiog biure atsakingas žmogus prisijungia internetu prie, reiškia, Eli Pro platformos ir ten mato visą objektą, visus įrenginius. Reiškia, iš vienos paskyros galima valdyti daug objektų, jeigu, tarkim, administruoji mokyklą, kažkokį daugiabutį, ofisus ar ligoninės, ar jų yra daug, tai juose visose galima įdiegti Eli termostatinės galvutes, prijungtas prie Eli maršrutizatorių ir valdyti per kompiuterį. Kaip vyksta komunikacija, Eli Pro struktūra, tai viskas yra iš principo taip pat kaip su Eli App. Turim radiatorių galvutę, jinai kalba su Zigbee protokolu su Eli maršrutizatoriumi, Eli maršrutizatorius laidu yra sujungtas su interneto maršrutizatoriumi, tas išeina į internetą, prisijungia prie Danfoso debesies, prie Danfoso serverio ir po to valdai arba telefonu, arba Eli Pro programinę įrangą iš kompiuterio. Iš principo tai yra dubliuojama, nes sujungti įrenginius vis tiek yra reikalinga programėlė ir vis tiek ar tai telefonas, ar tai planšetė tam, kad aprišti, tam, kad sutraukti, reiškia, visus įrenginius į vieną. Todėl Eli App bus visada objekte, o Eli Pro yra kaip papildoma opcija, jisai gali būti arba gali nebūti. Jeigu yra noras valdyti tik iš kompiuterio, tai tada, sakykime, nusiperkam vien tam skirtą planšetę, jos šiandien dienai tikrai nedaug kainuoja palyginus, tai į ją įdiegiame programinę įrangą ir galbūt galim pasidėti kažkur tai saugiai, jeigu reikės kažkada vėliau, ar tai pakeisti kambarius, ar tai pridėti naujų įrenginių, ar tai išimti, nes biurose vėlgi pertvaros yra stumdomos, plotai didėja, mažėja, perskirstomi ir reikia atlikti korekciją, sakykime, tų pačių kambarių skaičių.
Tai iš Eli Pro platformos kompiuterio tai nėra įmanoma padaryti, tai yra daroma Eli App programėlėje, o paskui pakeičiama kompiuterį. Čia kalbant, tarkim, vėliau, jeigu reikėtų daryti kažkokius pakeitimus. Taip, Eli Pro įdiegimas. Tai, kaip sakiau, prijungiame Danfoss Eli Gateway, atsisiunčiame Eli App programėlę, susikūrėme paskyrą, sukūrėme pavadinimus, kurkite pavadinimus taip, kad vėliau būtų galima lengvai suprasti, kuris tai yra įrenginys, pavyzdžiui, Eli Gateway 1 aukštas įėjimas, radiatorius 1 aukštas, biure 001 kairinis. Nes po to importavus visus įrenginius į kompiuterį, kad būtų aišku, kuris radiatorius yra kuris. Nes, tarkim, turėsim planą, įsikeliam planą ir turim sąrašą įrenginių. Tai kaip dabar suprasti, kuris radiatorius yra kuris. Tai jeigu teisingai užvardinsim, tai tiesiog tada ant plano matom radiatorius iš šildymo projekto ir tiesiog susitempiam, susikeliam tuos termostatinės galvutes ant tų vietų, kur yra radiatorius. Importuokite įrenginius į Eli Pro, tai prisijungiame per elipro.danfoss.com, importuojame įdiegtus įrenginius, naudojant tą patį elektroninio pašto adresą iš Eli Gateway, iš Eli App, kurį naudojam prisijungiant pirmą kartą ir susikūrėme įrenginių atvaizdavimą. Tuoj gal viskas bus aiškiau, kai pasižiūrėsime video. Čia yra keletą nuotraukų iš objekto. Taip atrodo Eli termostatinis elementas. Jisai rodo faktinę temperatūrą, kokia nustatyta. Ir taip pat viskas yra atvaizduojama planšetinėme kompiuteryje arba stalinėme kompiuteryje, arba nešiojamame kompiuteryje, kaip kam yra patogiau. Tai tiek apie Eli Pro iš teorijos, o dabar kviečiu pasižiūrėti video. Sveiki. Lankomės biurų pastate, kuris buvo pastatytas prieš kokių galbūt 15 metų. Ir įrenginėjant, čia buvo įrengta standartinė konvektorių šildymo sistema. Ir visas valdymas atliekamas su standartinėmis radiatorių termostatinėmis galvutėmis, kurios valdo automatiškai pagal fiksuotą nustatytą temperatūrą, tarkim 22 laipsnių. Ofisų pastatuose tokie termostatai yra sunkiai valdomi, sunkiai sureguliuojami, nes iš principo darbuotojai nėra linkę išeinant iš darbo juos užsukti, jis yra labiau linkę juos maksimaliai atsisukti ir tiesiog galbūt pamiršta išeinant susimažinti temperatūrą. Todėl buvo priimtas sprendimas pakeisti visas jau 15 metų tarnaujančias standartinės termostatinės galvutes, pakeisti į Danfoss Eli išmaniuosius radiatorių termostatus, kuriuos galima valdyti tiek iš planšetės ar tiek telefono, tiek ir iš kompiuterio, naudojant Eli Pro Lite BMS programinę įrangą, kuri yra laisvai prieinama internete. Taip, pasižiūrėkim, ką čia turim. Kaip matot, prie radiatorių yra sumontuotos Danfoss Eli termostatinės galvutės. Štai čia jų iš viso yra 95, pastatas yra 3 aukštų ir šiame pastate yra įdiegta 10 Eli Gateway maršrutizatorių. Tarkim, šiai patalpai aptarnauti visiems tiems radiatoriams po lubomis yra paslėptas Eli Gateway maršrutizatorius. Taip, pasivaikščiosim truputėlį po objektą ir pasižiūrėkim, kas čia yra daugiau padaryta. Taip. Laiptinių valdymui taip pat yra įdėtos Eli termostatinės galos, kurios bendrauja su kažkur tai čia aplinkui mūsų esančių Eli maršrutizatoriumi. Lipam į 3 aukštą. Prašom, užeikite. Taip, trečiame aukšte iš viso yra berods 6 Eli Gateway maršrutizatoriai. Tai šitai pastato daliai, kažkur po lubomis vienas, tada yra kažkur tais
Antras čia. Ir dar vienas trečias yra kažkur čia. Toliau ketvirtas. Kažkur čia yra penktas ir paskutinis, kuris aptarnauja šias patalpas ir kavinės patalpą, šeštas. Taip, einam į serverinę, pasižiūrėsim, iš kur ateina signalai į Danfoss Eli maršrutizatorius. Taip, prašom čia. Taip, kuris čia daiktas? Šitas daiktas, ne? Va, taip, pasižiūrim, va šitas Netgear. Jeigu galima, tai šitos pusės, matosi lemputės. Čia yra, paskaičiuokim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tai 11 minus 1, išeina 10 laidų iki Eli Gateway maršrutizatorių, reiškia fiksuotas laidas. Tai čia reiškia padarytas toks sprendimas, kad Eli Gateway maršrutizatoriams būtų atskiras internetas, nes ofisuose, biurose čia esantis internetas yra uždaras, užrakintas ir iš principo nėra prie jo leidžiama prisijungti pašaliniams įrenginiams. Gerai, einam toliau. Visi šio biuro radiatoriai yra valdomi nuotoliniu būdu, naudojant planšetinį kompiuterį ir Danfoss Eli app programėlę. Programėlės pagalba nustatomi temperatūriniai grafikai. Darbo metu nustatoma komfortinė temperatūra, po darbo valandų yra nustatoma žemesnė taupimo temperatūra. Programėlės pagalba taip pat galima įvesti temperatūros apribojimus, kad niekas nenustatytų daugiau. Galim matyti baterijų būseną, galim matyti aliarmus, įvairius pranešimus. Taip pat matom temperatūros palaikymo valdymo istoriją. Eli termostatinės galvutes galima valdyti ne tik naudojantis telefonu ar planšetiniu kompiuteriu su Eli app programėlė, bet ir kompiuteriu, naudojant Eli Pro programinę įrangą. Programinė įranga yra pasiekiama naudojantis internetinį naršyklę ir tiesiog atsidarius nuorodą, užsiregistravus, yra sukeliami įrenginiai, sukeliami pastato planai. Eli Pro programinė įranga primena standartinę pastato valdymo sistemą. Sukėlus įrenginius ant planų yra daug paprasčiau, lengviau, greičiau valdoma sistema. Eli app ir Eli Pro nuotolinis valdymas jums papildomai nieko nekainuoja. Tai šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Aš jau turbūt norėsiu padėkoti Andriui už prezentaciją ir jums visiems dalyvavusiems, skyrusiems savo laiką. Labai tikimės, kad jums buvo naudinga ir tikrai kviečiu, kas nespėjote užduoti savo klausimų, parašyti Andriui tiesiogiai. Ir turbūt iki kitų kartų. Kaip ir sakiau, Andriaus kontaktais buvo pasidalinta, tad būkite su mumis ir žinokite, kas pasaulyje yra naujo šilumos ir inžinierijos rinkose. Ačiū. Iki malonaus.